Tėti, naujas titaninis iWatch'as išeina, gali nupirkti? Mano laikais naujas iWatch'as buvo už litą iš vietinio kiosko, su virvute, pagamintas iš skanių saldainių. Tėti, nupirk naują Dragon Ball žaidimą iš Enebos, ten galima virsti Super Saiyanų dievu. Mano laikais žiūrėdavom per televizorių Dragon Ballą ir po to kieme su draugais bandydavom pasiversti Super Saiyanais. Tėti, gali užsakyti skanę pizzą už 16 eurų per programėlę? Mano laikais pačios skaniausios picos būdavo mokyklos valgyklose po 1 litą. Tėti, gali man užseivinti žaidimą, kad galėčiau po to toliau eiti žaisti? Mano laikais nebuvo jokių seivų, turėjai žaidimą pereiti iš vieno prisėdimo arba žaisti per naują. Tėti, nupirk airsoftinį ginklą. Mano laikais airsoftinis ginklas buvo nupjautas bambalio kamštukas apvyniotas guminės pirštinės pirštu. Tėti, atsibodo nešioti senus kedus, noriu naujų firminių kedų. Mano laikais buvo perkami pigus Nike arba Adidas futbolo butsai iš labdaruškės, nutrinami nuo pado spygliai į asfaltą ir nešiojami kaip firminiai kedai. Tėti, nuvežk iki mokyklos. Mano laikais brisdavom per sniegą 10 km į vieną pusę ir 10 km į kitą pusę. Tėti, nupirk naują kompiuterį su Kem 9 GeForce'u už 3000 eurų, kad galėčiau ant Counter-Strike 2 turėti 300 FPS'. Mano laikais namuose kompų neturėjom, žaisdavom prarūkytoj kompiuteriniai 1.5 Counter-Strike'ą už 2 litus valandą su vyresniais marozais po 1 fragą. Tėti, duok 5 eurus į mokyklą. Mano laikais tėvai pinigų niekada neturėdavo.